Audringai plojami sceną pasitiktume Luką Vosylių! Čia aš. Kaip aš atsidūriau? Reikėtų grįžti truputėlį atgal. Prieš porą savaičių nuėjau į lauką pasivaikščioti, ten praleis kažkaip smagiai laiką ir tiesiog nusprendžiau iš niekur nieko. Kodėl nepabandžius pabūti stand-up komikų? Ir aš ateinu scrollintinės pro grupės, susirandu vieną būtent komikų klubą, K2. Ateinu, prisiregistruoju ir matau, kad yra skirtingos galimybės, kuriom datom galiu prisiregistruoti. Pasirinku vieną, gruodžio 3. Ateinu, pasižymiu, galvoju, nu okei, kažkada ateityje išsiaiškinsiu. Sakykim, kai sužinau, kad buvau patvirtintas, buvo didelis stresas. Gerai, aš turiu stand-upą už 5 valandų, dabar yra 2 valandos šiek tiek po. Taigi nuvarau į paskaitą, pabūnu tenais pasimokau, skubu namo, susitinku su Ignu, pasipraktikuojam, aš papasakoju maždaug idėją, kaip viskas atrodys. Ir tada varysiu stand-upą, kuris atsidaro 7 valandą, 8 prasideda, aš šneku 2. Tai va, tai žodžiu, reikia žiūrėtis kaip išeis. Žodžiu, grįžau namo, dabar beliko tik tais sulaukti Igno. Aš pakoregavau porą tų anekdotų, jaučiuosi biškį geriau dėl jų, tai jisai atvaro, aš jam papasakoju, pažiūrėsim kokia nuomonė ir reikės judėti. Padaryk man kavos. Ką? Eik daryk kavos. Gerai. Čia filmuoja? Jo, aš jungiu. Gerai, tai planas yra toks. Lukas žiauriai žoskai taip sufeilinti viską. What do you mean failings? Oi, čia, gerai, gerai. Dirbo. Taip žiauriai sufeilinti ir tada. Tu gali Tu neklausyk! What do you mean neklausyk? Taip bus baisu tragedija, man atrodo. Nesurūgusi pieną. Davai, de. Tipo, kavėsi, aš vakar, mes pašnekam per Discordą, aš papasakoju būtent anekdotus, kuriuos aš numatau šnekėti, jų nebėra, ne. Ir aš ateinu, skulpsio, davai, laikas eit miegot. Aha. Ne, tipo, tas garsas, žinai, aš tipo šnekuoju, ten tada kraną, žinai, ir aš tokia chuinė. Skulpsio, davai, laikas eit miegot, einu miegot, negaliu užmirti. Tipo, vėl košmarai. Aš galvoju, ne, aš su to nebežaisiu, aš nueinu pasiemu iš vaistinėlės, įsitraukiu migdomuosius. Kas? Taip, įsitraukiu migdomuosius, pasiemu pusę tabletės, šaunu, bandau įt užmigti. Užtruko valandą. Ne, tipo, ne, naudžiau, rimtai, atsikeliu ryte, galvoju, gerai, pasipraktikuosiu džiaugus, nes pareformuosiu. Ir pramerkiu akis, vis dar jaučiu, kad norėjau pasnaust. Okei, nu čia tipo palaikymų mūdus, aš nesuprantu. Gerai, pabendravom, pajuokavom, viskas smagu, atėjo momentas būtent papasakoti jam visus tos anekdotus. Laikmatis prasideda po 3, 2, 1. Labas vakaras, Vilniau! Sveiki, sveiki. Žodžiu, papasakoju Ignui, tipo nuo 1 iki 10, kaip manai, kaip man išeis. Naudžiau, atvirai. Kiek duodi? Aš manau, nuo kiek, nuo 8 iki 10? Nuo 1 iki 10. Ai, nuo 1 iki 10. Manau, koks tikrai 8, tai tikrai. Dar yra kur tobulėti, bet gera pradžia. Turiu pusę darbo. Tai va, žodžiu, pasipraktivau, duoda 8, dabar kas belieka suruošti judėti. Gerai, 8 yra. Dabar beliko tik pasirodyti. Audringai plojami sceną pasitiktume Luką Vosylių! Smagu. Kaip visi jaučiamės? Gamba, aš atsistoju į tą sceną, į mane spigina šviesa ir aš galvoju, eik tu savo. Tipo, aš košmarus apie tai sapnavau ir dabar aš esu toj vietoj. Tipo, dabar stoviu. Ir aš ten taip tiesiog pradžioj pasimečiau iš vėžio. Ir tipo, anekdotai, kuriuos aš turėjau galvoje, aš pasikartojau, viskas okei. Pirma dalis iškrito tiesiog, tipo, dieve. Žodžiu, susitvarkiau savo teisės artimiausiu metu. Beveik. Reikėjo susitikti su instruktorium. Ir čia buvo mano pirma klaida, aš teisių nesusitvarkiau. Ir aš norėjau pasakyti maždaug, kad aš ten laikaus teisės, bandau jas susitvarkyti, bet išmuštas iš vėžio toj situacijoje aš tiesiog sakau, jo, aš išlaikiau teisės. Geras dalykas tas, kad aš išmokau viską taip atmintinai, manęs ten net nebuvo. Aš ten tiesiog
sakiau viską iš atminties. Ir, nu, tipo, taip ten pradžioje buvo pora klaidų, bet dėkui Dievui, aš po to šiek tiek įsivažiavau ir buvo pora ten anekdotų, kurie paėjo. Ateinu į kabinetą ir kažkoks gydytojas ateina, sako, ateik, davai paklausiu Lukai tavęs porą klausimų. Taip, kaip jauties, kaip sveikatas? Sakau, jo, super, viskas labai gerai. Kaip su alkoholiu sutari? Sakau, blet, labai gerai. Ok, tipo, smagu, bent jau kažkas vienu momentu kažkur nusijuokė, tas biški mane bent jau atstatė, bet aš vis tiek buvau tenais išmuštas iš vėžio, praėjo gal tik porą minučių. Ir ten, kai stovėjau scenoj, aš girdėjau tuos juokus, bet kaip ir manęs ten nebuvo. Tipo, ir aš toksai, tipo, ok, bent jau kažkur kažkas nusijuokė, bet aš neišnaudojau tos tylos. Nes yra atvejų, kur aš tenais būtent kažką pasakau, kas juokinga. Ir aš girdžiu, tipo, žmonės juokiasi ir aš, tipo, tiesiog toliau šneku, kaip kokį eilėraštį. Ir čia yra mano klaida. Aš jau kraują pridaviau, aš valstybei daugiau nieko nebeduosiu. O, sako, ne, čia yra Eugenijus pensininkas ir reikia jūsų pašalpos. Sakau, tai mano kraujo neužtenka. O, dar pinigų reikia? Sakau, kas jeigu už 3 blokų, na, išsakysiu, žinokit, Eugenijui dabar organų trūksta. Jo, apendicitas kabo va čia. Tipo, aha, jo, sakau, blogai. Nusprendžiau, geriau jau namo grįžt, pailsėt. Tipo, dėkui Dievui, bent jau aš kažkur turėjau vietos improvizacijai. Tipo, tenais kažkur giliai galvoj gal buvo sulindę kažkoks anekdotas. Ir aš ateinu ir sakau tenais būtent, kad Bolto vairuotojai tenais turi tas visas žinutės susirašinėjimo. Yra 4 pasirinkimai ir aš ten nepaaiškinau, kas jie tokie. Ir aš ten pasakau, tipo, kad, nu, tipo, myliu, žinai, ten pasilgau tavęs, kada būsi laisvas. Ir tas šiek tiek būtent pramušė šiek tiek ledus, kad, nu, irgi buvo tokie kaip garsesni juokai, gal šiek tiek labiau jautėsi. Tai tas šiek tiek tikrai padėjo. Ir įsikviečiu Boltą, lieka porą minučių ir galvoju, nu, okei, davai, nu, pakviesiu, tipo, gal parašysiu kokią žinutę jam, tipo, nežinau, gal myliu, nežinau, gal greičiau atvažiuos. Parašau visas 4 žinutės, jis peršaukė. 2 minutės liko. Tipo, apie ką mes šnekam? Galvoju, gerai, pofik, daugiau neberašysiu, iškviečiu kitą. Dar vienas iššūkis, ant kurio turiu padirbėti, kas ateina su laiku, tai yra būtent intonacijos. Ir kai aš tenais būtent šneku ir įgarsinu kitus veikėjus, tai taip nesijaučia. Ir aš kur ten sakau, tenais, tipo, я не понимаю, ten reikia, nu, taip įsijaus daugiau, žinai, taip pasakyti, tipo, я не понимаю, žinai, nu, tipo, tokį daugiau įdėti. Privažiuoja, įsėdu į mašiną, žiūri telefonuose. Galvoju, nu, okei, reikia pasakyti, nes. Sakau, sveiki, žiūrėkit, yra paliktas telefonas. Žiūri mane, я не понимаю. Gerai, okei, supratau. Priveža prie namų. Reikia, nu, kokie gal 5 metrų nuo namų. Sako, здесь хорошо, не понимаю. O, grįžtu namo. Ir buvau nustebintas, toks visai pavargęs, bet žiūriu, motina šiek tiek, nu, pagurkšnojus. Nu, okei, sakau, motina, sakau, varai miegot. Aš nekau, čia tikrai istorija. Žiūriu man tiesiai akis. Ką? Tipo, išmušė iš vėžio visiškai, tipo, pofik man pavargimas. Ir jo, tipo, aš pradėjau irgi šokti, būtų šokam. Levas. Gerai, ačiū visiems, viskas. Ir ten praėjo kokios, galų gale, nu, tipo, gal 4 minutės. Ir, tipo, man parodė flešą, kas signalizuoja, kad aš jau turiu užbaigti. Kas turėjau 6 minutės, bet, tipo, okei, viskas fair enough. Ir jo, nulipau, kas smagu, tipo, nu, kas pagaliau pasibaigė, košmarų tų nebėra. Atėjau, papasakojau, į mane tenais šviečia, aš pasimetęs, mano pradžia iš karto pasimeta, bet kadangi rehersinau su Ignu tenais porą kartų atmintinai žinau, tai bent jau pasipasakojau tenais, nu, visai suėjo. Bet man įdomu, reikės pasižiūrėti, ar aš matėsi, kad aš drebėjau per kamerą. Jis drebėjo. Aš drebėjau, okei, jau viskas įsiaiškinta. Aš kai sufakapinau pačioje pradžioj, Ignas lūžo, aš girdžiu iš kampo, aš noriu šnekėti, jisai ten kepa tiesiog. Ir dėkui Dievui pasiteisiau, jis nustojo žvengti, aišku. Nu, kaip tu ten pasiklausykit, jis turėjo istoriją apie savo vairavimo instruktažą. Jis dar teisį neturi, jis pradeda savo bairį. Tai nesiniai įsilaikiau teisės. Taip, okei. Nu, bet pavarė. Dabar yra tik tais didelis noras, nu, dar kartą padaryti geriau, tobuliau, pašlifuoti geriau anekdotus ir, nu, su praktika vis smagiau ir geresnės patirtis. Tai va, smagu. Tiek te galiu pasakyti.